Dievo Tėvo meilė, su viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir šventosios dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Viešpatie Jėzau Kristau, pašvęsk ir vesk mus savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Į šventes atėjo graikai, kas tie graikai mes nežinome, ar tai buvo sugraikinti judėjai, žydai, ar kitaip sakytume, helenizuoti, ar buvę pagonys ir dabar judėjais tapę graikai. Bet jie kreipėsi į Pilypą, Pilypo graikiškas vardas, ir matyti iš pakraščių, kur jų buvo daugiau, ir prašo, parodyk mums Jėzų. Jėzus buvo ką tik prikėlęs Lozorių iš numirusių. Ir jis buvo ką tik įžengęs į Jeruzalę. Ir tuo metu fariziejai kalbėjo, štai, nieko negalim padaryti, visas pasaulis jį seka, jis nusigrėžė nuo mūsų. Ir žinoma, visiems atvykusiems buvo smalsu, kas tik tai girdėjo, koks tai žmogus, kuris tokius dalykus daro. Ligonius pagydo, mirusius prikelia, būtų įdomu su juo pabendrauti. Jėzus atsako, kai Pilypas nueina pas Andriejų, jie abudu jau ateina pas Jėzų. Jėzus prabyla, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Tie, kurie norėjo pamatyti Jėzų, jie iš tiesų norėjo pamatyti tą šlovingą vyrą, kuris tokius darbus dirba, galbūt tai pranašas, gal naujas Izraelio karalius. Ir Jėzus iš tiesų sako, štai atėjo valanda, kad būtų pašlovintas. Prisiminkime, kai vyko pirmasis stebuklas Galilėjos Kanoje, Jėzus Marijai sakė, dar neatėjo mano valanda, dabar jau atėjo. Ir ta šlovė, kuri Jėzaus laukia, ji labai netikėta. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Paslaptingi žodžiai, kurie tuo metu niekam nesuprasti ir mums krikščionims irgi ne visada juos lengva priimti, nes mes norime aiškumo, norime triumfuojančio Jėzaus, to Jėzaus, kuris 100 metų vaizduotas buvo katedrose, Jėzus Pantokrator, visavaldis, kuris vienoje rankoje laiko knygą, kitoje laimina arba taria sprendimą. Knygos dar užrašyta Alfa ir Omega arba kas nors kitkas, bet dažnai taip. Ir štai toks Jėzus, stiprus, triumfuojantis, šlovingas. Na ir mes norėtume, kaip mokiniai, vienas sėdėti jam iš kairės, kitas iš dešinės, tokioje šlovėje spindinčioje. Na kaip viduramžiais, turbūt 11 amžiaus vaizdavimas buvo vienoj freskoje. Yra Jėzus vaizduojamas su kalaviju, taip ir su visi apaštalai taip pat kaip kareiviai su kalavijais eina skelbti Evangeliją Europai. Irgi toks Jėzus stiprus. Ir mes draugė su Jėzumi norėtume tikinti žmonės, norėtume, kad ta Jėzaus šlovė ir mūsų gyvenime pasireikštų. Kai mes susirgame, kad štai ir pasveikstame. Kai mums gyvenime kas nors nepasiseka, kad staiga aplankytų sėkmė ir kad visi netikintys pamatytų, iš tiesų, štai tai bent čia tikrai kažkas tokio, žiūrėkit, kaip šitam žmogui viskas sekasi, kaip sviestu patepta eina gyvenime. Tikrai Dievas yra didis. O viskas nėra tai. Kai Jėzus kalba apie mirtį, apie tą grūdą, jis kalba apie gėdą. Ir kai kalba apie šlovę, iš tiesų kokia ta šlovė? Ar kryžius yra šlovė? Ar mirtis? Ar nuplakimas? Ar erškėčių vainikas? Bet taip sako, bus pašlovintas žmogaus sūnus.
Ir visiškai Dievas mums atvėrė kitokią šlovę, kitokią garbę, negu mums pasaulis ją vaizduoja. Būtent Jėzaus kančioje Jėzus prisiėmęs pasaulio nuodėmes ir mano nuodėmes mirė, iš tai tikrai tai šlovinga mirtis. Prisiimti žmonijos kaltes, sunaikinti žmonijos mirtį. Iš tiesų tai šlovinga mirtis. Ir šlovingas kelias, kuris mums atvėrė dangaus vartus. Ir mes kovojame. Mūsų vidinė kova yra tarp to graiko mūsų širdyje, kuris nori pamatyti Jėzų, ir tarp krikščionio, kuris yra pakrikštytas Kristaus mirtyje ir kuris nešioja kryžiaus ženklą širdį, gyvenime, kūne ir nešioja Jėzaus šlovę. Yra kova. Mes norime pamatyti. Prieš pamaldas teko su vienu mūsų bažnyčios kunigu kalbėti ir sako, tas šios dienos skaitinys yra apie turistus. Nesakau, kaip apie turistus. Evangelija sako apie turistus. Mes sako, turistai, kada sako, ateina kur nors, sako, arba liuteronų bažnyčios dažniausiai užrakintos yra, taip, nes mes neturime vienuolių, neturime tiek savanorių, kurie galėtų nuolatos budėti. Mes sako, tai mes norėtume pamatyti bažnyčią. Pamatyti bažnyčią, sako, kaip turistai pamatyti. Bet sako, bet ir iš tiesų aš pagalvojau, kiek dažnai žmonės nori pamatyti bažnyčią ir kai dar kalba, kad ir mūsų bažnyčioje eina apie kokį Glaubicą, apie buvusią sporto salę, ji šiek tiek įdomiau yra ir tik tai, kada imi kalbėti, ne visuomet taip yra, visai būna, tiesą sakant, bet neretai, kada jau pažvelgi į kryžių ir pabandai sakyti, dėl ko ta bažnyčia yra, kas čia susirenka, kam jį statyti. Kristui, apima toks jau nuobodulys, jau ne taip įdomu. Arba mūsų amžiuose iškeliavęs vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis. Kiek žmonių sutinku iki šiol, mūsų bažnyčios žmonės, kurie ten, kas augom, pažinojom, čia natūraliai, bet kiti žmonės iš toliau, sutinku žmonių, kurie sako, aš prisimenu jūsų vyskupą. Koks šviesus žmogus. Ar vyskupas būtų norėjęs, kad apie jį kalbėtų, kad šviesus žmogus, ar būtų norėjęs būti išgirstas. Evangelija, kurią visą gyvenimą nešė bažnyčioje ir paprastiems žmonėms, ir išsilavinusiems žmonėms, ir varguoliams, ir turtingiems, Jėzų nešė. Jėzų nešė. Ir norime pažiūrėti, pažiūrėjau, pamačiau, nuėjau. Bet Jėzus kitaip pasielgė su mumis. Jie atėjo į pasaulį ne pasižiūrėti, o mūsų šiukšlių visų užsinešti, surinkti, paimti, kad mes turėtume gyvenimą. Ir šis sekmadienis Letarė, džiaugsmo sekmadienis, ir atrodytų krikščionių, ko čia džiaugtis, Jėzus mirė. Ir knygelėje, kur yra Liuterio pamokslai, kasdien tave garbinsiu, yra vienas labai geras gavėnios, neprisimenu, kurios dienos toks apmąstymas iš Liuterio pamokslų paimtas, jis labai tiksliai pasako, mes Kristaus kryžiumi ir kančia mes turime džiaugtis. Tai yra tikrasis džiaugsmas. Ir atrodytų kaip. O Liuteris sako, viskas pas mus sumaišyta. Mes liūdime dėl kryžiaus, bet visai džiaugiamės savo nuodėmėmis. Jis sako, viskas turėtų būti atvirkščiai, priešingai. Nes viešpats rodo mums, kokie mes esame, mes turime liūdėti dėl savo kalčių ir džiaugtis, kad Kristaus kryžiuje jos yra sunaikintos. Mes turime liūdėti dėl to, kad mes sunkiai tampame naujais žmonėmis. Mokinamės tik tai numirti. Ir ką reiškia numirti, sako, jūs turėsit numirti. Mums sako Jėzus. Ir tas yra numirti, kad mano aš turi kiekvieną dieną tas sukilėlis, kuris sukilęs prieš Dievą, kiekvieną dieną jis turi mirti. Ir 10 Dievo įsakymų skaitome. Tas, kuris nori pasitikėti savimi, o ne Dievu,
tas žmogus turi numirti, kad keltųsi tas širdį, kuris pasitikė Dievu. Tas, kuris šventą dieną nenorėtų švęsti. Nes yra daug priežasčių šventos dienos nešvęsti. Vasarą per saulę šviečia, žiemą per šaltą, arba šventės, arba dar kažkas, kokie renginiai, arba darbai laukia, kokie ūkio. Ir ta šventa diena nueina, bet tas žmogus turi mirti, kad kiltų tas, kuris nori švęsti. Ir tai vienintelis kelias į gyvenimą. Ir sakė, ir duosite jūs gausių vaisių. Ir tie krikščionio vaisiai, to prisikeliančio Kristuje krikščionio vaisiai, jie matosi pasaulyje. Tie vaisiai yra tarnavimas artimai ir ramybė. Šiame pasaulyje, kuris pilnas smurto, tokio piktumo, būtent krikščionys, kurie žino, kad štai Jėzus mano širdį, jo kryžius mano širdį, jis teikia tikrą ramybę ir atgaivą. Nes kas mane gali atskirti nuo Dievo meilės, jeigu Dievas net savęs nepagailėjo už mane. Jis atidavė savo gyvybę. Kas mane gali atskirti nuo Dievo meilės Kristuje, jeigu Viešpats dovanojo savus namus man, benamiai, pabėgusiam vergui, pabėgusiam tarnui, jis mane padarė savo vaiku. Ir Viešpats sako, kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane. Kas nekęs savo gyvybės, turės ją. Kas brangins savo gyvybę, tas senąjį aš, praras viską. Ir tėvas tokį žmogų pagerbs, kuris man tarnaus. Mes gauname ne tik amžinąjį gyvenimą, bet pats Dievas, kuris sukūrė mus, kuris mus išlaiko, sako, pagerbs. Pats Dievas dovano šlovės vainiką. Ir Viešpatie, atverk mūsų akis, kad mes brangintume tavo mirtį, dėkotume tau kasdieną, kad tu mūsų atpirkai ir gręžtumės iš mirties į gyvenimą. O pat šiandieną sustiprink mus savojų žodžiu, pamaitink savo kūnu ir krauju, kad gyvenimo kelionėje nepailstume, kad mūsų akis ir širdis visuomet būtų nukreiptos į tave. Amen.